Radviliškių mikrorajonas, urbanistinis peizažas dominuoja tik betonas. Ankstyvės rytas žmonės dirba darbose, tik mažas berniukas vienas liko namuose. Sulaukė progos, kol darbė mama ir tėtis iš virtuvės pasiėmė seną aukštą buretę. Jie nuneša į kambarį prieš veidrodį pastato, jis naudojasi tą rogą, kad jo nieks nemato. Iš sekcijos paėmęs lauko teniso raketę, mažom kojytėm užlipa jis ant taburetės, jis mažom rankutėm per raketę brauko ir nereikia jam draugų, nereikia eiti į lauką. Jis dainuoja savo dainą, savo kūrybos, toj dainoj pranyksta metafizinės ribos. Jis dainuoja apie tai, ką jis mato per langą, kai tėvas dukrytė dubasinas už langą. Kaimynai jo negali gyventi be baliaus, triukšmo 10 balų pagal Richterio skalę. Jo kiemas tai džiunglės, turi savo taisyklės, ir jisai yra tas maulis, kuris supranta jas. Jo dainos jam yra didžiausias ginklas už mūvį, žodžius jisai naudoja kaip kontrolinį šūvį. Jis dainuoja ir jis jaučia, kad jo klauso milijonai ir gerbėjai nuo jo atsakyk, kad jie nuo Valerijono. Jis jaučias dainininkas, prie kurio gerbėjai limpa, taburetė jam yra jo karjeros olimpas. Ir skambutis į duris, iš darbo grįžta tėtis ir vėl žemyn galva krenta jis nuo taburetės. Jis mokėsi mokykloj, bet ne per geriausiai, 2 metai mokykloj buvo patys sunkiausi. Mėgstamiausia pamoka jam buvo kūno kultūra, iš treningų pasiūlo savo sceninį kostiumą. Ir dabar atėjo laikas atvers visas kortas, jūs supratote teisingai, tas maulis esu aš. Aš scenos huliganas, apsitorčinęs truputį ir dėl to kuriu dainas pagal durų skambutį. Ir vienintelis dalykas, kuris iškisa mane, kad visas mano dainas žmonės supranta tik Kaune. Aš galiu surinkti dabar po Kauno Žalgirio areną ir galiu ten padaryti koncertą Atikieną. Klaipėdoj surinkęs pilną vasaros estradą, demonstruoju ten didžiausią superlazerių paradą. O Vilniuje koncertų nedarysiu visiškai, nes arenas Vilnių valdo banditai ir vagiai. Aš pats beveik vagys ir kaip iš kokios nagus aš nufyrinau dainą iš Mamontovo Andriaus. Nufyrinčiau ir dar tam tikrai nereik pretekstų, bet yra viena bėda, jo dainuose daug teksto. Pas mane teksto nedaug, jis turi šaukti ir iš patranko žodžių turi būti kiek pirštų ant rezotojo ar rankos. Daug dainuoju apie orą ir jums kilo idėja, kad tikriausiai dainų žodžius rašo Naglis Šulija. Bet tai nėra teisybė, aš pats rašau dainas, tik prodiuseris ištaiso man gramatinės klaidas. Ir gaunasi vėl naujas super mega turbo hitas, kurį marozai garsus ir tik mėgstu klausytis. Aš neturiu balso, nepataikau į toną, aš mėgstu į žiūrovus paleisti mikrofoną. Aš labai mėgstu muštis su sąlyga viena, kad prieš mane kovoti turi kokia nors mergina. Ir jeigu mum besimušant į visą laiką gulėtų, tada tikrai turėčiau šansų ją nugalėti. Ir tėvai ir draugai tai nežiūri tai. Jie ne kartą man sakydavo, ne juokais, kol tu tapsi žvaigždę pasaulinio dydžio. Mum jau 100 metų ir mes tiksim paralyžių.